Šventė Lietuvos pajūryje Palangoje šiemet lydi automobilius spūstis kurorto prieigose bei sausakimša Basanavičiaus gatvėje. O pavargusieji nuo šventinio šurmulio galėjo kartu su sveikuoliais įsimaudyti ledinėse Baltijos bangose. Susispaudė kaip silkės, toks posakis tiktų žmonėms atvykusiems į šiemetinę stintų šventę Palangoje. Pakeliui į kurortą nusidrėkė ilgiausios eilės automobilių. Dalis pramogautojų taip nusivylė užtrukusią kelionę į šventę, kad nusprendė apsisukti ir keliauti atgal namo. Važiuoja prie tilto, prie to viaduko, įvažiuoti negalima. Nuo Kretingos pusės pilna mašinų. Kol įvažiavau, kol pastačiau mašiną, praėjo maždaug 45 minutės. Palangoje 9 kartą surengta tradicinė šventė Palangos stinta. Kurorto svečiai ir gyventojai galėjo susipažinti su pajūrio žvejų tradicijomis, istorija bei kulinariniu paveldu. Šventė prasidėjo stintų meškeriojimo varžybomis nuo jūros tilto bei tradicinėmis magaryčiamis žvejams ir svečiams. Pagrindinėje miesto gatvėje visą dieną buvo galima pasivaišinti įvairiai pagaminta žuvimi, kepta, rūkyta, vytinta, marinuota stinta, žuvienė. Pirmą kartą šventėje vyko ir stintų barbekių čempionatas, per kurį komandos rungėsi gamindamos gardžius patiekalus iš stintų. Daug suvalgėm stintų, labai stintos skanios, labai nuostabi šventė, labai smagu, kad tiek pritraukia žmonių. Nors aš čia per vasarą būnu Palangoje, kokie 30-50 kartų, tiek žmonių nėra vasaros metu nesmatęs. Stebint didžiuliai miniai žiūrovų, per 100 sveikuolių iš įvairių Lietuvos vietovių paniro į ledinės Baltijos bangas. Spaudžiant 4 laipsnių šaltukui, dauguma ruonių tikino, kad tokioms maudynėms didelių pastangų nereikia, tik pasiryžti. Noras nugalėti baimę, noras nugalėti save ir pasirodo tas vanduo visai nešaltas ir nebaisus. Tiesiog malonu, žinokit. Būt negali. Viskas labai gerai. Tikrai labai džiugu. Kelintą kartą maudotės? Aš tai jau nežinau, kiek neskaičiuoju, o jinai pirmą kartą. Bet tai yra nepakartojama, tai yra nuostabu. Nusprendusiems Palangoje šį savaitgalį pernakvoti teko paplušėti, norint susirasti pastogę, mat dėl didžiulio žmonių antplūdžio viešbučiuose ėmė trūkti vietų.